Sveiki! Praėjusią savaitę Klaipėdoje, kaip jau įprasta, netrūko renginių. Deja, ne visus juos spėjome aplankyti. Pavyzdžiui, gailimės, kad neužsukome į vadinamąjį Europos šalių kino forumą Skenoramą. Bet spėjome pastebėti, kad į uostamiestį atvyko kur kas mažesnė filmų programa nei į Vilnių ar Kauną. Turbūt viena iš priežasčių – mažesnis kino mylėtojų srautas. Trečiadienį Ievos Simonaitytės bibliotekoje vyko garsaus kino režisieriaus bei operatoriaus Juozo Kazlausko fotoalbumo Juozas Kazlauskas fotografija pristatymas. Albumas skirtas šios neeilinės asmenybės 70-mečiui. Kas buvo fotografija Juozui Kazlauskui? Jo kelionių ir nuotykių liudininkė ar jų priežastis? Klausiu todėl, kad skirtingas jo fotografijų temas sieja vienas leitmotyvas – būti ten, kur dauguma žmonių bijotų atsidurti. Kaip tik dėl to Kazlauskas netelpa į Lietuvos fotografijos mokyklos kontekstą. Taip sakė menotyrininkė Agnė Narušytė. Visą savaitę Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre vyko antrasis operos festivalis Opera LT, skirtas lietuviškos profesionaliosios operos 90-mečiui. Jo metu rodyti repertuariniai lietuviški veikalai, operų vaizdo įrašai, o žiūrovai kas vakar kviesti diskusijoms apie operos žanrą. Audronė Žygaitytė-Nekrošienė pastebėjo, kad apžvelgiant lietuviškas operas sunku kalbėti apie kažkokius bendrus, tik lietuvių autoriams būdingus kūrybos bruožus. Opera.lt tai prašome todėl, kad norisi, kad asocijuotųsi su virtualia realybė, kad būtų asociacijos ypač jaunesniems žmonėms, kurie gal rečiau ateina į teatrą, su tuo, ką jie labai mėgsta, pasauliu, kuriame jie ištisai tūno, tai yra kompiuterių pasaulis, tai yra interneto svetainės įvairiausios. Taigi Opera.lt kviečia bendrauti, tik tai tas bendrystės jausmas turi būti realus čia pat, jaučiant vienas kitą. Ir aš esu tikrai labai daug kartų patyrusi, kaip tas pats kūrinys visiškai kitaip yra suvokiamas, net ir tų pačių atlikėjų atliekamas, kai yra kita publika šalia. Tai yra nepaprastai įdomu. Ir būtent Opera.lt šių metų formatas festivalio turi savyje keletą pozicijų. Tekstai, kontekstai ir paraštės. Taip mes pavadinom sąlyginai tas pozicijas. Tekstuose tai yra visi spektakliai vykstantys scenoje ir mes turim beveik visus mūsų teatro pastatymus, nes mūsų teatras daugiausia lietuviškos dramaturgijos rodantis teatras. Tekstus keičia paraštės. Tai yra, kadangi mes turim paruošti sceną video operų peržiūrai, tai tas pertraukas užima Klaipėdos muzikuojantis jaunimas ir jie labai praturtina mūsų festivalį. O paraštės tai yra tai, kas turi būti prieinama kiekvienam žmogui, kad mes susipažintume, nes kiekvienas veikalas šedevrai gimsta ne kasdien. Aš labai mėgstu duoti pavyzdį, kad Verdžio tik tai 19 opera yra Rigoletas, o iki to laiko buvo 18 veikalų netokių sėkmingų. Taigi šedevrai gimsta ne kasdien, tačiau ką gali žinoti, kuris yra šedevras, jeigu tą šedevrą gali suvokti gal po 10, 15, 30 ar po 100 metų, nes muzikinė istorija žino ir tokius pavyzdžius. Ir todėl ačiū Dievui ir Lietuvos televizijai, kad yra fiksuojami spektakliai ir net tada, kai spektaklis gyvuoja kokius 5 ar 10 kartų rodomas, nes nacionalinė dramaturgija mes nemylim patys savęs iš tiesų. Tikrai tai yra trumpalaikiai spektakliai, tačiau jie yra užfiksuoti. Ir šito festivalio metu, kadangi mes esam dėl Frankensteino įsigiję ir ekraną, ir projektorius, mes galim parodyti. Frankensteinas ir Mažvydas I ir 100 pastatymai šitam teatre. Tai šiandien mūsų teatre yra lygiai 100 pastatymų ir toks atsitiktinis visiškai sutapimas, nespecialus, kad 1 ir 100 yra nacionaliniai veikalai ir kas man ypač džiugu, kad tai yra mano abudu veikalai. Muzikinė drama yra nepaprastai sudėtingas žanras. Ir jį galima rašyti labai įvairiai. Gali tai būti kaip italų operos principais, kad tai yra tiesiog iš atskirų gerų, stiprių gabalų, arijos, orkestro pragrojimai, ansambliai, chorai, o gali būti vienijama vienos muzikinės sistemos. Tos sistemos mus mokė Richardas Vagneris.